Kokio išradimo reikėtų Lietuvai? Aišku, kad išradimas tas yra, tai dujos iš oro. Dabar kažkodėl pagalvojau apie laiko mašiną, bet čia toks klaidingas požiūris, nes tada laiką reikia orientuotis ne į praeitį, o į ateitį. Kad nebūtų tokios didelės infiliacijos. Nu, gal kokio metro, va. Kokio Lietuvai reikėtų išradimo? Vai, sąžinės. Kažkokio pasaulinio, kad kažkokie esminį perversmą padarytų visam pasauliu ir tiesiog dėl to Lietuva turėtų daugiau pajamų gauti. Nu, nežinau. Ar Lietuvai reikia iš vis išradimų? Laikas išspręs ir be išradimų viską. Kokio išradimo Lietuvai labiausiai reikėtų? Nu, turbūt atrasti laimės receptą. Pavyzdžiui, kaip kamščius kokius panaikinti. Gal didelio dviračio, kad visi suliptų ir važiuotų dalį ir juoktųsi. Išradimas, kuris paverstų žmonėm. Vėl ne išradimo, turbūt kokių nors kaip įstaigų, kad suartintų žmonės skirtingų visų kultūrų, skirtingų rasių, įsitikinimų ir panašiai. Aš nežinau, manau, kad lietuviams reikia būti drąsesniais. Va, tai būtų tikras išradimas, jeigu tai įvyktų. Be abejo, kažko tai reikėtų tai Lietuvai, nes tokia pilka jinai, kažką tai linksmesnio ir gyvesnio reikėtų, kad žmonės tiesiog būtų linksmesni, daugiau šypsotųsi. Nu, nežinau, ko čia trūksta, gal daug ko trūksta, gal pinigų jiems trūksta, gal saulės trūksta, bet reikėtų kažką tai daryti, aš manau. Kokio išradimo Lietuvai labiausiai reikėtų? Jeigu aš pasakysiu, tada jau reiškia, jis bus. Nežinau. Tai kad man atrodo, kad Lietuvoje visko yra ir visko mums pakankamai, tai kad mes, kadangi maža šalis, tas išradimas gal ir atneš kažkokią tai naudą, greitesnį transportą ar dar kažką tai, bet kadangi tas išradimas atsiras ir kažkokių tai problemų. Pavyzdžiui, didesni kamščiai, mažesnė žmogų stoka, daugiau žmonių nusipirks mašinas. Bet šiaip tai aš labai norėčiau, kad Lietuvoje atsirastų vandenio garais, tos naujoviškos mašinos, kad neterštų aplinkos. Tau, kad Lietuva yra tikrai labai graži šalis. Ir aš manyčiau, kad jeigu neterštų aplinką, tada jinai būtų dar gražesnė.